architektūros specializacija pas mus buvo tikrai jau senais, kai dar buvo vidurinė mokykla. Architektūra integruodavosi į ugdymo turinį, planelis paruoštas būdavo, kas kaip mokėjo, taip integravo, ir iš tikrųjų kokybės nebuvo, galim taip pasakyti. Kokybė atsirado tada, kai tam buvo skirta pamoka. Tai, patirtis mūsų yra tokia, kad tam, kad architektūra būtų mokykla, jinai turi atsirasti formaliai ir tam turi būti skirtas laikas. Ta valanda, jinai yra iš pagal mokiniam poreikių reikalingų valandų skaičius. Tai vadinasi, mes paaukojam galbūt matematikos modulį, kažkuriai klasė lietuvių kalbos modulį galimybę, bet pas mus visos 5-8 klasės turi architektūros modulį. 5-6 viena valanda, 7-8 tiesiog nes netelpa į tvarkaraštį, o higienos normos neleidžia daugiau kaip 8 pamokų, 7 turėti per dieną. Tai yra po kas antrą savaitę vyksta. Taigi, kodėl architektūra pas mus mokykloje? Todėl, kad mes esame įsikūrę nuostabiuose Stasio Kudoko projektuotose rūmuose, aukštosiuose šančiuose. Visą laiką šitą mokyklą, šitas pastatas atliko ugdymo įstaigų funkciją. Jam suteiktas yra Europos paveldo ženklas, vaikams turim aiškinti, kodėl jisai suteiktas ar ne, tai mes tarsi jau gyvenam toje aplinkoje, kuri ugdo architektūriškai. Štai kaip mes atrodom, pati pirmoji nuotrauka, dar statybos vyksta 1938 metai ir unikalu tai, kad mokykloje mes turim originalius brėžinius, Kudoko ranka pasirašytus ir vaikai vis dar nustemba, kad tokie dalykai buvo braižomi ranka. Arba kaip ištrindavo. Taip pat išmokti turi braižyti taip, kad nereiktų trinti. Aplinka iš tikrųjų išsaugoja esam daug unikalių detalių. Ąžuolinis parketas pas mus varkuojamas rankomis yra visose klasėse senajam pastate. Turėklai turbūt Kauną galima atpažinti. Kažkas sako, pas mus irgi tokie patys yra. Ir daugybė kitų architektūrinių detalių, kurie mums pasitarnauja kaip mokymo medžiaga. Vaikų interpretacijos. Čia matot vaikų sukurtas, kaip turėtų atrodyti neįgalio keltuvas, nes jo reikia, ar ne, ir kaip jis yra integruojamas į mokyklos aplinką, išlaikant stilistiką. Tai aplinka yra vienas dalykas, kurį jis įpareigoja. Antras dalykas yra komanda. Mokyklos vadovas gali turėti tikrai be galo gražią viziją, kurti įvairias strategijas, bet jeigu nėra žmonių, kas tai gyvendins, tai ir liksi su tą savo viziją. Tai iš tikrųjų labai svarbu suburti komandą mokytojų, kurie tiki, nes architektūros mokytojų niekas neruošia. Tai yra dailės mokytojai, tai yra technologijų mokytojai, ar ne? Ir suburti tą bendraminčių būrį, kurie tiki šitą idėją, architektūrinio ugdymo idėją, tas yra labai svarbu. Nes jeigu nebus komandos, architektūrinis ugdymas mokykloje tikrai nevyks. Taigi, koks tikslas architektūrinio ugdymo, tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų pačiu pirmu pranešimu, kad mes mąstome tikrai taip pat kaip ir Europos architektų taryba, tai ugdyti plataus akiračio, įvairiapusiškai išsilavinusių žmogų. Profesionalų tikrai neruošiam, nes pas mus yra 1-8 klasė. Vaikai po 8 klasių stoja į gimnazijas ir ta kryptis, pasirinkimo kryptis gali būti labai toli galbūt nuo architektūros. Bet kad jis būtų išsilavinęs ir atsakingas architektūros vartotojas, mums tas yra labai, labai svarbu. Ir beje, kai vaikai kalba apie ateities pasirinkimus, jau atsirado ir tokių minčių vaikam, kad gal aš būsiu architektas, gal aš būsiu inžinierius. Jeigu anksčiau, sakykime, daugiau kalbėdavo apie teisę, mediciną, galbūt verslą, ar ne, architektūra irgi jau atsiranda šitam sąraše, kas mus labai džiugina. Šiais metais yra tokia naujiena, kad architektūra atsirado pas mus ir pradinėse klasėse, tik tai atsirado kaip integruojamos temos. Pasirašėm programą ir mes bandysim, žiūrėsim, kaip mums seksis. Dėl to, kad dabar išleidom 5-8 pirmą laidą vaikų, kurie nuo 5 iki 8 klasės gavo architektūros modulį, mokėsi.
Vyko daug įvairių tokių procese pakeitimų ir pačios programos, nes tai, ką mes įsivaizduojam, kai reikia realizuoti, kartais vyksta visai kitaip. Tai dabar mes iššokome tokį eksperimentų lauką su pradiniam klasėm ir žiūrėsim, kaip mums čia seksis. Ir kaip pavyks. Čia matot, berods pirmos klasės, tiesiog dalį paėmiau, kad pamatyti, kaip yra paruoštas mūsų programa, kokios tai yra temos. Ir tas procesas jisai vyksta. Na, 5-8 jau turim šiokį tokį dirbį. Visa esmė tai, kad yra modulis. Ir modulis, jisai integruojasi tuo pačiu tai, ką tu pradedi modulio pamokoje, integruojasi į kitus dalykus mokomuosius. Ir nėra tokio dalyko mokykloje, kurio neįmanoma integruoti į architektūrą. Viskas yra architektūra. Pradedam nuo artimiausios aplinkos, 5 klasė, tai yra mano kambarys, mano aplinka, paskui keliam mano namas, ir kol 8 klasė jau 7 landšaftas ar ne, visuomeninės paskirties pastatai. Tokie pagrindiniai, sakykime, taškai sudėti šitoje yra programa. Kas mums padėjo paruošti šitą programą modulio? Aišku, kad KTU, architektūros ir statybos fakulteto žmonės, ačiū jiems, galim paploti už tai, kad jie tikrai labai padėjo mums ruošiant šitą modulį. Kompetencijos visos ugdomos yra. Ugdant architektūriškai, nes tai ir menas, ir mokslas viename. Ir tas tarpdiscipliniškumas iš tikrųjų yra raktas pažinti pasaulį vaikui, jį suvokti, jį kurti, plėtoti visas kompetencijas ir tuo pačiu padeda sutaupyti laiko, nagrinėjant vieną ar kitą temą. Sakykime, integracija, papasakos Ramunė, 6 klasė, pagal Tolkieno kūrybą, Hobito namas. Ir tada ta tema eina ir į lietuvių kalbą, ir į anglų kalbą, ir į architektūrą, ir į matematiką, ir net šiek tiek ir kiną pačiupinėjo. Tai yra viena tema, bet jinai eina per kelis dalykus. Užduotis tai viena būna gale. Tai yra projektas susijęs su Hobito namu. Kaip čia sutrumpint daugiau. Integracija iš tikrųjų Ramunė gal daugiau papasakos, kaip vyksta per pamokas, bet tai, sakykime, yra mūsų mokyklos arkliukas, mūsų architektūrinio ugdymo arkliukas ir tikrai labai kviečiu su komandom atvykti pas mus ir kad galėtumėm atsakyti į tuos klausimus, kurie susijęs su jūsų praktika ir su jūsų veikla. Taip pat labai svarbu yra ir įtraukusis ugdymas, nes architektūra yra visiems mokiniams ir įdomi, ir prasminga, dėl to, kad galim naudotis įvairiais įrankiais, skaitmeniniais, dėl to, kad patirtis būna labai įvairiapusiška. Mes turėjom berniuką su cerebraliniu paralyžiumi ir buvimas šalia tokio klasės draugo ir su juo projektuojant įvairias erdves, kurios turi būti patogios visiems. Tai jūs turbūt suprantat, kad tai ugdo ne tik architektūrinius gebėjimus, bet ir socialinę atsakomybę už žmonės, kurie yra šalia mūsų ir kaip tą aplinką jiems pritaikyti. Ir vėlgi grįžtų komanda, tas yra labai svarbu. Ir nėra turbūt galutinio atsakymo, kaip tai reikėtų padaryti, kažkokios sėkmės formulės. Kiekviena mokykla, kiekviena bendruomenė architektūrinį ugdymą tikrai turi prisitaikyti pagal savo poreikius, pagal savo gebėjimus, bet labai svarbu neįsirėminti, eksperimentuoti ir tada patirsite tikrą smagumą.
Tai gal pristatyti per tą laiką. Siunenė, dirbu KTU Vaižganto progimnazijoje dailės architektūros mokytoja. Ir direktorė jums pristatė teoriją, o aš pristatysiu praktiką arba faktais kalbėsiu. Tai pristatysiu pernai metų kaip tik baigtus mūsų projektus nuo 5 iki 8 klasės ir bus visi pavyzdžiai, tai kaip mes dirbame ir integruojame tą architektūrą į ugdomuosius dalykus. Tai pirmoji pamoka tai būna tokia, wow, būsiu architektas. Ir jeigu tik tai mokytojai komanda turi sugeneruoti puikias temas, turi sugeneruoti patrauklų darbą, patrauklę pamoką, nes vaikams tas pats per tą patį procesas, kaip žinot, dažnai pabosta, todėl ta pamoka būna paskutinė dažnai tokia. Ir 5 klasės, ką mes darom, ką minėjau, tai pirmiausia, labai svarbu vaidmenį skiriu akademiniam piešimui, nes manau, kad vis dėlto žmogus, būsimas architektas, privalo mokėti gerai piešti, tai tokius elementarius dalykus, spalvų patyrimai, akademinio piešimo visi pagrindai, perspektyviniai dėsniai, ką studijuoja 5 klasėje, tai yra susijęs su kambariu, koridoriu, gautis ieškom atitikmens namo. Perspektyvos įvairios iš skirtingų pozicijų. Tai yra 5 klasė, ką mes mokomės ir einame su vaikais, nagrinėjame. Taip pat dirba labai daug visi kiti mokytojai, integruojasi ir kuriame netgi temas. Tai yra labai paprasta vieno taško perspektyva. Vaikai dailės pamokose išmoksta jie piešti, o matematikos pamokoje jie kuria uždavinius, kelia uždavinius, apskaičiuoja atstumą ir taip atrodo, matematika, dailė, architektūra. Taip, tai čia toliau, kadangi esame unikaliam pastate, tai tikrai skatinam vaikus žinoti, kad nepasakytų, kaip dažnau klausimų būna paklausę, sakom, tai kas mūsų mokyklos architektas? Sakom, Vaižgantas. Tai mes labai daug kalbam apie Godoką, apie modernę architektūrą, apie dekos stiliumi, nagrinėjame mokykloje esančius kabančius planus, einame į muziejų, pamokas turime. Ir lietuvių kalba ir architektūra taip pat gali puikiai integruotis, kalbos šluota, neteisingi pasakymai ir kur kita architektūra. O kai vaikai išmoksta planavimo, atsiranda skirtingi planai, atsiranda 3D formos. Ir mokytojai tikrai, kurie dalykininkai kitų dalykų pastebi šitos dalykus, kad vaikai, kalendorius, pavyzdžiui, nebe plokščias, o 3D vaizdas. Tai tie dalykai perspektyviniai atsiranda kituose dalykuose. Skulptūrą truputį pačiupinėjame, bando vaikai sukurti ir kambarių koliažai, paprastas žurnalas, netgi nereikia architektūrinio, panelė ar dar kažkoks, ką atsineša vaikai ir popieriaus lapas ir bando susikurti savo kambarį, kaip galėtų atrodyti jų svajonių kambarys, kokie paveikslai, kam tai būtų pritaikomas. Ir metus pabaigėme projektu, tai jau būna kambario maketas. Tai vaikai iš antrinių žaliavų sukuria kambario maketą, jame suprojektuoja ir praktiškai padaro baldus, kaip tai gali atrodyti, dailininko kambarys, miegamasis, baldai, kaip matot, iš medinių detalių netgi projektuojami, tai jiems labai svarbu, kaip tas kambarys atrodo, dažnas jį nebepalieka, išsineša namo. Dailė ir istorija, architektūra, taip pat sodybų planavimas, nes jie 5 klasėje tai studijuoja istorijoje, taip pat herbus kuria technologijų pamokoje.
juos modeliuoja erdviškai. 6 klasėje mes taip pat turim akademinį piešimą. Jau, kaip matote, daugiau studijuojame. Vaikai aiškiai matosi progresas nuo 5 klasės, perspektyviniai dėsniai įvairūs, komiksai, architektūriniai sprendimai, perspektyvos įvairios, detalės architektūrinės. Konkursuose dalyvaujam, architektūros festivalyje taip pat, čia pernai metų darbai yra. Taip pat renkamės netradicinės medžiagas kažkokias, ant ko piešti, tai celofaną naudojam pernai paprastą. Čia dar keletas koliažų, kaip gali atrodyti kažkokia spa zona sukurta. Arba kambariai, parkai. Geografijos mokytoja integruojasi taip pat su matematikos mokytoja ir dažnai eina, pasiėmė planus, skaičiuoja, braižo, nagrinėja visokias medžiagas. Istorija ir architektūra, dailė, barokas, pavyzdžiui. Perukai pereina iš 2D į 3D vaizdą. Įvairios piramidės, sfinksai, dar konkursai, revoliucija. Čia pernai skatiname tikrai vaikus dalyvauti. Haiku konkursas irgi. Anglų kalba ir architektūra. Tai mokytojas mėgsta panagrinėti architektus, pastatus, unusual houses įvairūs ir mokiniai juos po to kuria jau maketus. Čia iš kvepalų dėžučių sukurtas maketas. Braižyba taip pat labai svarbus. Nemėgiamas vaikų dalykas, nes reikia labai tikslumo, reikia turėti liniuotę, mokėti tiksliai nubrėžti, bet kankinamės. Ir dabar apie hobitą. Mūsų jau tokia atidirbta pamoka, kur galima tikrai matyti realų vaizdą. Matematika, gamta, istorija, viskas. Lietuvių kalba, anglų kalba galime integruoti, kada sukuriamas jų svajonių pagal hobito stilistiką namo projektas ir po to atliekami matematiniai skaičiavimai įvairūs ir galų gale jų piešiniai, brėžiniai tampa jau realiu vaizdu, tai maketų pagal hobito namo stilistiką. Tai čia skirtingų klasių, baldai kuriami taip pat. Labai džiugu, kad mus dažnai įsileidžia architektūros katedra KTU čia ir dėstytojai ir studentai padeda mokiniams pasimokyti įvairių programų. Taip pat mūsų informatikos mokytojas irgi padeda ir vaikai tą patį pabando su įvairiom programom dar sukurti. Tai suprojektuoti. Lietuvių kalba ir architektūra, mitinių būtybių parkas, taip pat kaip galima sukurti parką, kuris atspindėtų ir lietuvių kalbą, technologijos architektūra ir įvairių erdvinių figūrų klijavimas, tikslumas, braižymas, pjaustymas, smulkioji motorika, vėlimas irgi apgyvendinimas, istorija, architektūra, pilis 6 klasėje, labai laivai, įvairių laivų gamyba. Taip pat pernai metais jau įtraukėme ir klasių vadovus ir mokytojus kelionėse ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir panagrinėti architektūrą. Vaikai studijuoja, žiūri kokią tai stilistiką, parkus. 7 klasėse taip pat eina pirmiausia akademinis piešimas, įvairių stilių, istorija, kartu plakatų kūrimas, parkų analizavimas, viešųjų erdvių pasiūlymų sukūrimas. Tai kada sukuria, pavyzdžiui, pasakau, šiandien aš esu jūsų užsakovas, o jūs man turite sukurti tam tikros erdvės, pavyzdžiui, projektą, kad aš jį pas jūs užsakyčiau. Tai klasėje būna jų apie 30 ir jie kuria projektą, kurį aš išsirinkčiau, pasiūlymą
įvairius parkus, kavinės, tiltus, net aikštynus, naudoja kompiuterinės, aišku, piešinius kartu modeliuojant su jų sukurtais piešiniais. Labai smagu, kad atliepia ir parkas, kuris yra šunims ir žmonėms pritaikytas. Technologija ir architektūra namus arba erdves, logotipus iš projektų reikėjo puikiai kūrė irgi iš gamtinių. Vokiečių mokytoja ir geografijos mokytoja kalėdinį miestelį kūrė iš antrinių žaliavų. Taip pat labai smagu, kad 7 klasėje jau vaikai ne tik apžiūrėjo architektūrą išvažiavę, bet jau grįžtamasis ryšys gavosi refleksija. Jie pristatė skaidres apie tai, ką jie matė, kūrė netgi filmus. Gdansko architektūra, buvo olandiškas manierizmas, Vilko išva. Netgi buvo kompiuterinė programa žaidimu, sukurtas Rundalės pilies maketas ir filmas visas kaip žaidimas, tai lietuvių kalba ir matematika, erdvės aprašymas, jos skaičiavimas, taipogi edukacijos įvairios. Ačiū tie, kurie organizuoja mieste, tikrai dažnai lankomės. Ir 8 klasė jau taipogi pereinam prie darbų ir po to jau pereinam prie realių skečio programų mokymasis, taip pat projektai, braižyba, išbandome ant sienų realių. Yra mokykloje skiriamos sienos, kur vaikams labai patinka patepliuoti. Muzikos kabineto rekonstrukcijos projektas. Tai mokiniai taip pat sukūrė, pagal jį realiai buvo atremontuotas mokyklos muzikos kabinetas, ekskursijos, festivalyje taip pat darbai dalyvauti. Ir prie 8 klasėje buvo padarytas realus projektas, tai yra suoliuko projektas, mokykloje pritaikytas, ir kuris virto realiu produktu. Ir taip pasibaigė 8 klasėje tas architektūrinis mokymas. Ačiū labai.